Pakūton ateina tie, kurie nepajėgia suvaldyti savo gyvenimo, sugniuždyti ir bejėgiai, ir jiems reikia pagalbos. Daiva alkoholį pradėjo gerti nuo 10. Pakūtoje gyvena jau pusmetis. Ji nebeturėjo kur eiti. 3 kart gydėsi priklausomybės ligų centre, bet vis atkrisdavo ir gerdavo dar daugiau ir dar baisiau. Į namus sugrįžti negalėjo, niekas nelaukė. Kamgi reikalinga mergina išmesta iš mokyklos, neturinti darbo, be paliovos gerinti. Paskutinis užgerimas tęsėsi mėnesį. Pradėta Šilutėje, baigta Panevėžy. Gerta su nepažįstamais žmonėmis, nesiskaitant su savimi nei kaip su žmogumi, nei kaip su mergina. Valdė tik viena nepažabota aistra – atsiduoti alkoholiui, prisisotinti juo, kad aptemtų protas, jausmai, kad neliktų Daivos. Vieną rytą pabudusi pagalvojo, ką aš su savimi darau, užteks, eisiu į Pakutuvėnus. Jei girdėjo, Pakūtui tokiems padeda, padės ir jai. Tik kaip įveikti tą 180 km atstumą? Nepažįstamas pastorius pavežė iki Šiaulių, atidavė savo megztinį, palaimino ir Daiva iškeliavo pėsčia į Kuršėnus. Paryčiais pasiekė miestelį, nuėjo link bažnyčios, šventoriuje palaužta nuovargio užmigo. Kuršėnų zakristijonui pagailo keliauninkės, pažadino, pavaišino arbata, davė 6 litus. Daivai dar liko 80 km. Tai važiuota, tai pėsčia Daiva artėjo prie Pakūtos, o kai pasiekė Aleksandravą, atrodė nepajudės nei iš vietos. Bet pamačiusi vieškelį, vedantį Pakūton, pradėjo bėgti. Ji vylėsi, neatstums, priglaus, padės. Brolis Gediminas gražiai yra pasakęs, Dievo šiukšlių nekuria. Tai va aš. Ir va taip prisimenu, aš pasijuntu Dievo vaiku, aš nesu šiukšlė, aš esu Dievo vaikas. Kad ir koks babūšiu, nesvarbu. Ir čia pradėjau suvokti, kad galbūt man reikėjo tos ligos, tos priklausomybės, to alkoholizmo, kad atsigręžčiau į Dievą. Būna labai sunku. Kartais tikrai būna sunku. Ir stogas važiuoja ir nesuvokiu šito, bet praeina tas momentas, tada vėl suvokia, kad viskas yra gerai. Nėra nieko be priežasties, viskas turi prasmę. Ir tie trumpinimai, ir tie stogo važiavimai. O kodėl aš esu čia? Kas mane stūmė? Kiekvieną sekmadienį važiuoti Pakūtą? Klaipėdoje sėsti autobusą ir 50 km dardėti iki Aleksandravo, o paskui dar įvairiais būdais įveikti tą 6 km vieškelį, skubėti ten, kur laukai, bažnyčia ir priklausomų žmonių būrelis. Ir tai 5 metų, kiekvieną sekmadienį. Kas tu esi Pakūta, kad palikus patogius namus, draugus, jau 5 metų gyvenu čia. Juk atrodžiau išoriškai tokia stipri. Dėsčiau režisūrą Klaipėdos universitete, rengiau šventes delfinariume, kūriau laidas televizijoje. Bet kelias, kuriuo ėjau, prarado bet kokią prasmę. Savyje nieko negalėjau apčiuopti. Nebuvo nieko. Tik ta svilinanti skausmo klaikuma. Jis sprogdino iš vidaus. Sekino kūną ir sielą. Nebuvo jėgų niekam. Visiška tamsa. Kaip gyventi toliau? Vis klausiau savęs, kaip užgesinti netekties skausmą. Kas gali sugrąžinti viltį?
Janina, mūsų Janytė. Metai, kaip ji gyvena bendruomenėje. Ir diena iš dienos mokosi blaiviai gyventi. Nesunku patikėti, kad į 13 metų vartojo narkotikus. Jos vyras pradėjo pirmas, pamažu ir Janina įkliuvo į kvaišalų pinklės. 13 metų, tik vienas rūpestis – dozė ir apsvaigimas. Atrodė, kad užburtas ratas niekados nesustos. Net netikėta, Janino sūnaus mirtis nepaėgė jo sustabdyti. Tik pamačius televizijos laidoje, kad jos kaimynas, buvęs dailininkas, beviltiškas narkomanas, Pakūtoje blaiviai gyvena 2 metus, įžiebė viltį. Janina ryžosi važiuoti į susitaikinimo sodybą.